garbus svečiai, prašom arčiau scenos. Praleiskit kunigaikštį su kunigaikštienė. Kaip prideda tokia aukšto rango asmenybė, nelydė kas kitas, o pats vyskupas. Garbus ponai, sostas viršuje. Gerbėmėjai, dabar iškilmingas momentas, kviečiu istorinę Lietuvos vėliavą ir Saločių vėliavą pakelt ir jų pakelimą pagerbt fanfaromis, plojimais ir visuotiniu džiaugsmu. Vėliavų pakelimo ceremonija. Kviečiama vėliavas prinešti. Lietuviai drąsi tauta ir mes tą atsimename, tą gerbiame ir tai, kad šiandien virš Saločių plevėsuoja istorinė Lietuvos vėliava, tai dar kartą tai įrodo. Kunigaikštienė, vyskupė, prašom sėstis. Į sceną aš kviečiu mažuosius pažus, kurie paruošė kažkokią ypatingą staigmeną visiems. Labai seniai, kai Tirpos slinko ledynai, vanduo išgraužė slėnius. Susiformavo upės mūšos vaga, bet Saločių dar nebuvo. Metai keitė metus ir čia apsigyveno pirmieji gyventojai. Tačiau nei Lietuvos, nei Saločių nebuvo. Žmonės medžiojo, žvejojo, dirbo žemę. Tuos žmonės čia gyvenančius žemgaliais vadino. O amžiai bėgo ir daugiau kaip prieš 500 metų išaugo Saločiai. Šiandien stebuklinga mano lazdele mostelijus, tiksliau mano kalavijų švystelijus, persikelsime į Saločius viduramžiais. O kad linksmiau būtų, aš noriu papasakoti istoriją, taip papilnaka kitą apie Lietuvą. Viską surepusi nuo pradžių, nuo seniausio amžių. Lietuvai daugiau nei 1000 metų. Čia tau nemėgauti servelatų ant stalo per kalėdas. Brangus jaunuoli, tau turėtų būti gėda. Jei tu nežinai vienos datos, pirmą kartą, kai buvo paminėtas vardas Lietuvos. Taip, 1009 Šventas Brunonas Lietuvą atmynė ir buvo pagonių nužudytas. Bam! O tada šiek tiek vėliau, 1253 konkrečiau, vyko labai didelis balius, nes Mindė tapo Lietuvos karalius. Mindė! Jo, visi sakom jo, Mindė! Tapo Lietuvos karalium. O vėliau Mindė buvo nužudytas, kaip Tupakas nužudytas ir į valdžią atėjo kiti žmonės. Tuoj papasakosiu ponai ir ponios. Pavyzdžiui, Gediminas tikrai nebuvo pėsčias vaikinas, rašė laiškus, kvietė pirklius, batsius visi gydytojus, kalvius ir amatininkus visus, kad į biznį darytų pas mus, jo, o kai valdovų tapo Vytautas, tai Žalgirio mūšį laimėjo irgi Vytautas, iki jūros juodosios Vytautas, teritoriją Lietuvos išplėtė Vytautas, dan. O vėliau jisai nukrito nuo arklio ir numirė. Ir po daugiau nei po 100 metų Martynas Mažvydas dėdėms ir tetoms prašė pirmą lietuvišką knygą, katekizmas į lentyną. Paplojam Saločių Tupakam. Ačiū jaunimas, ačiū mūsų pažams. Garbus svečiai, aš šitoj margoj minioj matau ne tik garbius Romos katalikus, bet ir daug parmazonų ir aplamai aš suprantu, kad netaip jau dažnai tenka patekti į viduramžių miestą. Tokia maža elgesio taisyklė. Visi žinot, kad kai kalba aukšto rango žmogus, kunigaikštis, privalu visiems nusilenkti. Mes dabar mokysimės, kaip reikia nusilenkti. Žavios damos, prisimenat, kaip reikia daryti reveransą? Visos damos, mergaitės, merginos, mačiutės, pabandom padaryti reveransą. Saločių kunigaikštis Algimantas. Kunigaikštė, eikit. Minė lenkitės ir plojat.
Labai gerai. Kunigaikščio žodis. Esu valdovas šių kraštų ir darysiu, kas Dievui, Lietuvai, Saločiams bus naudinga. O tai yra aukščiausias mano tikslas ir pareiga, aš ją ir vykdysiu. Aš juk turiu jums pavyzdį parodyti ir duoti įsakymus ar tarti žodį. Mėly miestelėnai, svečiai, ponai ir ponios, susirinkom visi į Antaninių šventę. Salotiečiams noriu palinkėti, būkit svetingi, atverkite duris, atsirakinkite širdis, tegul sueina draugės ir draugai, džiaukėmės vieni visi kartu. Linkiu miesteliui žydėti ir nuolat keistis, būti patrauklia vieta, dirbti ir mokytis gyventi. Ir norėtum, kad miestelis išlaikytų ilgus metus gyvuojančias tradicijas, žydinčią pilną jaunimo, talentingų, garbių, dirbti norinčių žmonių. Su vienintelė Lietuvoje vietovė, su tiltu jungianti miestelį per vidurį, su upe Mūša, šalia didžiojo kelio Via Baltica. Su puikia balta bažnyčia, su gražia tarmiška šnekta. Linkiu gražios vasaros, šventės, aktyvaus poilsio ir linksmų akimirkų. O dabar norėčiau įsakyti garbingus svečius jums pristatyti. Kalbėjo Saločių kunigaikštis Algimantas, jūsų plojimai. Kadangi Saločiai, kaip žinia, yra rimtas didelis miestas, iš esmės yra antras po Rygos, jau nekalbant apie Vilnių, todėl į šitą šventę atvažiavo ne ką mažiau įspūdingi svečiai. Prie mikrofono noriu pakviesti Lietuvos didįjį kunigaikštį Antaną. Didikai, mužikai ir visi kiti. Iš ties labai džiugu, kad jūs mane mano vasalas atnešė dovanas, ačiū. Labai ačiū, kad jūs mane pakvietėte šitą šventę. Aš savo kanalais gavau pakvietimą iš 15 amžiaus. Žinot, laiko mašina dar veikia ir atvykau į šitą kraštą vakar. Nakvojau pas draugą Kemeliuose. Žinot, kur Kemeliai yra? Ar žinot? Ir ką pamačiau, atvykęs per tą parą, šties labai nustebino mane. Vakare sėdėjom, žiūrėjom tokią dėžę, kurioje laksti žmonės, gainijų kamuolį. Ieškojau, per kur jie ten sulindo, niekaip neradau. Sakau, kur tavo tarnai, kur tavo vergai? Kas tau skalbė drabužius, nuvedi parodį kažkokią tai dėžę, sukasis viskas. A kur skalbėjus gražius, nėra, sako dabar, šiais laikais. Stebėjaus, važiavau dabar per laukus su arkliu, laukai kaip išravėti. Nesupratau, niekas neravė, bet viskas rugiai, kviečiai, žaliuoja, ne vienos piktžulis. Pas mūsų laukai buvo mažesni, pilni gražių moterų, ravėjom. Nesuprantu, kaip čia jūs taip padarė tokią didelę pažangą. Tikriausiai reiks daugiau dar pasisvečiuot, pažiūrėti, kas čia vyksta. Bet tikrai noriu padėkoti, kad išsaugojot Lietuvą, šiek tiek, kiek supratau, dabar mažesnė Lietuva negu buvo, kad išsaugojot Mūšą, kuri kažkada tai buvo viena didžiausių Lietuvos upių. Prieš 3 metus čia, žinau, laivynas toks iš pasvalio norėjo atplaukt ir pasižiūrėti, kaip Saločiai gyvena, dėja, nepavyko, neįvykim kliučių, žulių. Tai aš manau, kad tas irgi kažkas tai atras būdą, kaip ir tą vieną žuvingiausių Lietuvos ir didžiausių kažkada Lietuvos upių Mūšą paversti vėl gražia. Ir tie laivai, kurie dabar stovi tikriausiai čia nuo viduramžių, kad jie galėtų daplaukti ir iki pasvalio. Iš ties, ačiū Jums labai
už tą gražią šventę, už tai, kad išsaugojot Lietuvą, už tai, kad išsaugojot tradicijas, žodį, dainą. Ir noriu įteikti, žinot, laiko ratas, norėjau atvežti ką nors iš viduramžių dovaną, bet kadangi laiko ratas tik tai perkelia žmogų, daiktų negali, tai draugas man įteikė vieną tokią maišelį. Jisai, kadangi pats negalėjo, tai prašė įteikti Saločiam. Noriu įteikti Saločio burmistrui, seniūnui. Matot, jisai anais laikais buvo kunigaikštis. Vieną tokią nepriklausomybės akto kopiją. Aš irgi vakar man draugas perdavė, labai didžiavosi, pasakojo apie ją. Ir sakė padėkoti visiems jums, ypatingai pasvaliečiams, salutiečiams, visam Pasvalio kraštui, kad sausio 13 jūsų daugybė stovėjo Vilniuje prie parlamento, gynė Lietuvą ir štai, gerbiamas kunigaikšti, noriu jums įteikti šitą akto, nepriklausomybės akto kopiją. Na ir tikriausiai kaip ir tais laikais, kada aš gyvenau, ir dabar didžiausią įtaką daro starostas, seniūnas dabar vadinasi, ir vietinis kunigas. Na, jeigu kitose kraštuose galbūt kunigai netokie įtakingi, tai žinau, kad šito krašto dekanas daro didžiulius darbus. Ir aš noriu jam įteikti iš viduramžių atvežtą rašiklį, kad jisai su to rašikliu dėtų kuo daugiau išduotų liudijimų apie gimstančius lietuvius ir lietuvaitės, kad šitas kraštas niekada neišnyktų. Tai dekanė, kur jūs esat? Aš suprantu, tikriausiai už kardinolų stovit uoliai. Na ir kunigaikščiui, dabartiniam seniūnui, pas kurį jūs labai dažnai kreipiatės, irgi noriu įteikti tokį pat rašiklį ir palinkėti, žinau, kad jis toks nėra, bet kartais gal visai pasitaiko, kad nebūtų biurokratas, jeigu ateina žmogus, priimtų jį, įsiklausytų, išspręstų greitai reikalą ir prie toj knygui, kurioje užregistruotas jūsų kažkokia tai problema, užrašytų, išspręstas seniūnas kunigaikštis Mašalas. Ačiū visiems už šitą šventę, sėkmės. Duok Dieve, kad lietutis šiandien pailsėtų, jau žemė sudrėko šiek tiek, galėtų šiandien ir nelyt, ar ne? Sėkmės. Kalbėjo Lietuvos didysis kunigaikštis Antanas. Gerai, prie mikrofono kviečiu Pasvalio krašto kurfiurstą, pilkąjį kardinolą, tėvą Povilą. Su maišeliu ateina. Maišelis pailgas. Visiems reikalingas. Mėly didikai, gerbiams klebonė, sako, nėra blogo oro, yra bloga apranga. Bet pasižiūrėjus į jūs, visiškai nepanašu, kad nusigandot lietaus. Ir turbūt šiandien reikia lenkti galvą žemai Saločių bendruomeniai, aktyviai Saločių bendruomeniai, kuri ne pirmą kartą daro čia, Saločiuose, stebuklus. Kad statytus laivai, kad kiltų vėliavos, kad stovėtų patrankos, nedažnam kieme taip nutinka. Tai tiesiog ir noris palinkėti, kad jūs savo iniciatyvą, gerą nuotaiką išbaidytumėte tos debesis, kad jūs visus lydėtų tos geros idėjos, nuotaika gera, sveikata, ryžtas ir kad kitais metais vėl iš visų
Lietuvos kampų surinktumėt čia į Saločius, norinčius pasižiūrėti tai, ko turbūt niekur nėra, tik Saločius. Na, o aš iš savo vienuolyno laukinių bičių dovaną atvežiau, dovaną kunigaikščiui. Tai tegul gyvenimas nebūna vien saldus, tegul būna šiek tiek druskos, šiek tiek lietaus, bet svarbiausia, kad gerą nuotaiką ir vienybę jūs visus lydėtų. Tėvas Povilas, aš pagalvoju, kad jeigu kada nors po kelių šimtų metų Pasvalyje būtų savivaldybė, jisai galėtų joj dirbti ir koridoriais vaikščioti va tokiais pat rūbais, kaip ir dabar, kad vaikšto apsirengęs. Būtų, ko gero, labai gražu. Gerbiamas vyskupė, aš noriu prašyti jūsų leidimo prie mikrofono pakviesti kitą šventiką, ar galima? Garbūs svečiai, kalbės 3 parapijų klebonas, beveik Bauskės vyskupas Jonas Tamošiūnas. Paplokit jam. Jūsų šviesybė kunigaikštė, Jūsų eminencija, brangieji, gyvenantys Salotys, atvykę į Saločius švęsti Antaninių apmūšos. Ir kai buvo kalbama, kad nėra blogo oro, yra tik netinkama apranga, tai yra jūs gražiausias liudijimas. Galbūt per mažai buvo sveika Marijų, gal buvo per mažai atsidūsėjimų į Šventą Antaną, kurio atlaidus rytoj švęsime, kad toks oras. Bet tai mums netrukdo kartu džiaugtis. Džiaugtis šią nuostabę šventę. Ir nežinau, žinot, jau vėl man nebe jaunystė, negali labai žemai nusilenkti, bet iš širdies nuoširdžiausias ačiū, didžiausias nusilenkimas tiems, kas kūrė šią šventę. Jūs kiekvienas, techniniai darbuotojai, kūrybiniai darbuotojai. Ir tas žavesys, kai buvo šienaujama mūša, tai kiek žmonių įdėjo mes, kad galėtume, aš drįstu sakyti mes, ne kiti, bet mes patys. Jūs kiekvienas nuo mažiausio iki didžiausio esantys čia susirinkę švęsti. Tas šventimas šiam ne visai geram ore tetrykšta džiaugsmu. Ir nepamirždami Šventojo Antano, jis tai sklaido tuos debesis, o jeigu debesų jisai patingės sklaidyti, tai tai sklaido iš mūsų veidų, iš mūsų širdžių visokias rūškanas, pesimistinės mintis. Džiaukimės ir tuo džiaugsmu dalinkimės, kad kitų metų Antaninės ant mūšos būtų dar įspūdingesnės. Gražios jums šventės. Dėkojame dekanui. O dabar Saločių kunigaikštystės išminčius, vienas protingiausių Lietuvos žmonių, Saločių garbės pilietis, profesorius, habilituotas mokslų daktaras Rimantas Mykolas Kanapėnas. Kviečiam jį prie mikrofono. Sveiki, gerbimieji! Sveikinu visų pirma Antanus ir Antaninas. Linkiu labai geros sėkmės, ištvermės, pasisekimo gyvenime, derlingų, sveikatingų metų visiems. Dar žinoma ir svečiams taip pat. Ši šventė labai įspūdinga yra, kadangi tokia šventė Lietuvoje turbūt organizuojama vienoje vietoje, būtent Saločiuose. Ir jūs turbūt žinot, kad, ar gal ir nežinot, kad mūša teka per 157 kilometrus. Iš jų 133 kilometrai per Lietuvą. Tad jūs tuo pačiu gerbėte ir šią didžiąją Šiaurės Lietuvos upę.
Aišku, žinot turbūt ir tai, kad senovėje šią upę plaukiodavo laivai iš Švedijos, iš Skandinavijos kraštų, Vokietijos, Europos ir panašiai ir vykdavo prekyba. Aišku, čia ne man istorija apie tai pasakoti. Aš žinau, kad labai daug darbo įdėjo triūso šio renginio organizatoriai. Žinau, toks dailininkas Balys Tuskėnas, jis mokytoja Roma Jakubonienė, klebonas, mūsų iškilusis garbingas dekanas Jonas Tamošiūnas, pirmininkė bendruomenės Danutė Uogintinė ir dar daug kai kas. Tačiau vienas iš pagrindinių organizatorių, ideologų, sumanytojų šitų šventės yra mūsų seniūnas Algimantas Mašalas, kuris šiandien tapo kunigaikščiu ir ko gero jam ir prilipo šitas pavadinimas. Aš manau, kad darbas Pasvalio prašys šitą titulą jam suteiks oficialiai. Man atrodo tai. Ir redaktorius linksi galvą, kad taip turbūt bus. Ir mes įvertindami šitą didelį nuopelną, aišku, visuomet yra, kažkas turi būti pagrindinis organizatorius šventės. O tas organizatorius ir yra Mašalas, Algimantas Mašalas. Ir dabar, mūsų Pasvalio kraštiečių bendrija, asociacija, nori apdovanoti garbės raštu Algimantą Mašalą už tai, kad jisai kasmet organizuoja originalų etnokultūros renginį Antaninės ant mūšos, pažymint tradiciškai minimas šventes Antaninės saločiuose. Štai šitas raštas taip atrodo, mes į tokį sukūrėm. Tai ką, didysis kunigaikšti, prašau priimti padėkos raštą. Čia tarp kitko matosi mūša, Vingis, Saločių tiltas. Na ir tekstas. O tekstą pasiskaitysite, kad įdomu pas seniūną, pas kunigaikštį, atsiprašau, ne taip pasakiau. Visiems geros šventės, geros nuotaikos. Lietus reikalingas mums, Saločiams, Lietuvai, kadangi derliai, jei nebus lietaus, nebus derlių. Taip pat geros šventės visiems. Dėkojame profesoriui. Ačiū už dovanas. Prie mikrofono noriu pakviesti, vėlgi, Saločių didmiestis, garbinga vieta, jie turi labai garbingą mokslo įstaigą. Todėl prie mikrofono kviečiu Saločių Antano Poškos akademijos dekanę Laimą Jankauskienę. Mėly miestelėnai, garbūs svečiai, visi čia susibėgę šiandien į Saločius, į Antanines prie mūšos. Saločių mokyklos vardu sveikinu visus Antanus ir Antaninas, linkiu jiems ilgai ir sveikai ir laimingai gyventi, kartu su visam miestelio bendruomenė garsinti Saločių kraštą savo gražiais darbais ir sumanimais. Dėkuoju organizatoriams už šią nuostabią šventę, o pirmiausia, visam savo mokyklos kolektyvui, už tai, kad jie taip gražiai įsijungia į Saločių bendruomenės visus renginius ir šį renginį. Labai didžiuojasi savo mokytojais, Baliu Tuskėnu, neišsenkančią energiją ir savo sumanimais uždegančių kitus. Roma Jakubonienė, visada pasirengusią padėti ir kad būtų tik geriau, kad būtų tik gražiau. Taigi taip pat Inga Jasikėnienė ir kitais visais mokytojais, kurie tikrai yra svarūs jų darbai mūsų Saločių miestelio bendruomenės veikloje. Taigi visiems gražios šventės, geros nuotaikos, gražaus ir gero smagaus pasibuvimo. Ačiū. Taigi, prisiminam savo, ką mes mokėmės ir prie mikrofono kviečiu
Saločių kunigaikštienė Roma. Jūsų reveransas ir nusilenkimas. Galbūt ponė prie mikrofono. Lenkiamės poniai. Žinokit, ponas nubaus, jeigu bus prastas nusilenkimas. Garbus svečiai, visi gražus viduramžių Saločiuose susirinkę. Mano viduramžių prognozėse buvo surašytas geras oras ir mes tikėjomės. Na, tikėkime, kad oras mums nuotaikos nesugadins, kad šventė nuo pradžios iki pabaigos pavyks, visi būsim gražus ir linksmi. Bet kogi čia susirinkom švęsti Antaninių ant mūšos. Tai labai svarbu, kad pasveikintumėm Antanus. Taigi kunigaikštį Antaną atvykusi iš toli ir visus vietinius Antanus, Antaninas, kad jie būtų laimingi, kad jie būtų turtingi, kad jie būtų sveiki ir laimingi, su gražiausiais linkėjimais ir nuoširdžiausiais sveikinimais visiems Antanams ir Antaninoms. O visiems čia susirinkusiems sveikatos ištvermės ir iki galo Antaninėse, iki vakaro ir iki rytojaus. Ačiū kunigaikštieniai. Aš tikiuosi, kad jo žodžiai nueis tiesiai dievulių jausį ir vandenėlį užsuks. Na, o aš dabar tikiuosi, kad tos šilumos, to jaukumo jums visiems įpūs, suteiks senosios muzikos ir šokių trupė Festa Cortese iš Vilniaus. Kviečiame juos arčiau scenos. Aš kažkaip galvoju, kad mūsų kunigaikščių reikėtų pagalvoti apie tokį dalyką, kad kadangi dalis žiūrovų veidai darosi panašios spalvos kaip Saločių vėliava, ar nebūtų laikas ištraukti porą statinaičių grogo ar kokio nors karšto vyno. Tikiuosi, kad kažką gero šilto mums atneš mūsų svečiai ir aš matau, čia yra begalės. Jie turi dovanų, jie nori prisistatyti ir prie mikrofono aš noriu pakviesti. Pradėkim nuo šitų gražių vienuolių sesijų. Labadiena, Jūsų ekscelencija, gerbiamas kunigaikšti, vyskupe. Kaip ten bebūtų keista, bet Saločiai yra toks dieviškai gražus miestelis. O kur miestelis, kur Magdeburgo teisės, ten ir mes, keliaujantis vienuolynas. Ir čia pasižvalgydami po šitas apylinkės, jeigu kunigaikštis leis, tai mes rudenį pradėsime statyti vienuolyną ir kuo greičiausiu metu mes pasistengsime tame vienuolyne sudainuoti lopšinę. O jums visiems
geros šventės, mes eisime apsižiūrėti ir pasikalbėti, kad daugiau lietus nebelytų. Taigi geros šventės. Ačiū tėvelį. Aš tikiuosi, kad vienuolynas bus užpildytas tokių gražių jaunų vienuolių ir nuo to saločiams bus tik geriau. Žinau, kad pas mus atvažiavo artimiausi svečiai iš Latvijos, broliukai iš Bauskės. Bauskės ulyčia. Pablokė bauskiečiams. Jiems visiškai nešalta, žiūrėkite, šypsosi, patenkinti. Jeigu nuo to bus visiems ramiau, mes gyvenam pietų Latvijoje, žinokit, tai čia beveik pietus. Šiaip tai mes ne iš Bauskės, mes iš pačių Saločių. Nuo mūšos krantą iš Bauskės ulyčios atėjį, dovanojam jos vandenį ir linkiam, kad mūšos vando nenuslūgtų, kad lelijos žydėtų, kad žuvis nepritrūktų ir maudėt salotiečiam, kur būtų. Dėkojam apsimetėliam bauskiečiam iš Saločių. Kažko skystą atnešė, bet kunigaikščiai, ne mums visiems. Aš žinau, kad čia yra medžiotojų gildijos atstovai. Ar galim pakviesti medžiotojais? Gal kokį šerną atneš keptą? Jie be žodžio kunigaikščiui atiduoda kumpį. Pablokė mūsų medžiotojam. Jie su žeberklu mediniu vaikšto. Kažką pasmeiks. Žinau, kad čia yra Raubonių krašto atstovai. Gal kokį nors vilnonių punčiakėlių būtų galim gauti. Ar lemenė vilnonė. Kviečiam Raubonius. Pažiūrėkit, kokios gražios, nuostabios vilnonės pakietintos punčiakos. Labai šiandien pravers, labai. Kam kojytė šala, prašom į mūsų palapinę, va tokių gražių vertinukų, tapkyčių. O dabar čia kunigaikščiai, aišku. Čia pasižiūrėjimui kunigaikštį kviečiam akis į akį. Čia susitarsim. Pratau. Kunigaikštienė, kai nueis miegot, kunigaikštis nueis akis į akį pasižiūrėti palapinę. Ačiū Jums. Ar mes turim lyčiūnus? O, lyčiūnai ateina. Su zbonu. Nors vieni žmoniškai ateina. Didenybė, Saločių kunigaikštį, kunigaikštienė, kunigaikštytės ir visa kunigaikštyje. Džiaugiamės, kad nepamiršote pakviesti ir mūsų kunigaikščio Andriejaus Kurbskio iš Lyčiūnų. Deja, jis labai užsiėmęs ir paprašė, kad atstovautume mes kunigaikščio pasiuntiniai. Mūsų krašte yra 2 dvarai, kuriems vadovauja kunigaikštis Andriejus Kurbskis ir sūnus Mikalojus. Pas jus čia gražiai teka upė Mūša, kur suplaukia daug laivų, o mūsų kunigaikštystė tuo pasididžiuoti negali. Tačiau turime Versmių upelį Iešmenėlį bei daug dirbamų žemių, kurios augina linus ir javus, iš kurio pluošto pasidabinę ir mes esame. Galime didžiuotis derlingom rugių varpom, iš kurių kepame ruginę duoną bei raugiame gardžią gyrą. Prašome nepasipuikuoti ir priimti kunigaikščio Andriejaus Kurbskio dovanas iš Lyčiūnų. Ačiū Lyčiniečiam už jų dosnumą, už jų dovanas. Kadangi gyvenat, Saločiai gyvena prie kelio, prie upės, kur susikerta iš tikrųjų daugybė žmonių keliai, likimai ir čia kartais vėjas atpučia pačius netikėčiausius svečius. Ir šiandien į Saločius atvyko vikingai. Kviečiam vikingus pasveikit mūsų kunigaikštį. Paplokit egzotiškiams svečiams.
Tikiuosi, jie karalių nenuims kalbo, sargyba bus atidi. Добрый день всем. Латвийские клубы Baltic Snakes, Мицуна благодарны, что вы нас сюда пригласили. В знак благодарности мы хотим преподнести еще один трон Ярлу. Чтобы вы посидели у костра и вспоминали нас добрыми словами. Большое спасибо вам. Spasiba. Kas nesupratot, vikingai atvežė kelioninį sostą mūsų kunigaikščiui ir sakė sėdėti prie židinio ir ilgais vakarais prisiminti mūsų svečius. Ačiū labai. Aš tikiuosi dabar nepuls iš visų kraštų list vikingai mūsų užkariauti pultų. Aha, prie mikrofono kviečiu Žilpamušio atstovus. O kol jie eina, noriu pasakyti, kad mūsų kunigaikštį saugo Viduramžių pasiuntinių brolyje. Šitie įspūdingi riteriai, jie bus visos šventės metu, kuris apsevęs naginėm. Sveiki visi, atvažiavam iš kaimo, gėlių atvežėm, šieno grėbnyšiai šiandieną pasitaisysim. Ačiū labai už gėles, už gerus norus. Aš kviečiu Manikūnų krašto atstovus. Manikūniečiai, prašom pagerbti savo vizitu mūsų kunigaikštį. Garbus kunigaikšti, mėly miestelėnai Saločių, iš Manikūnų pievose, iš ganytų karvučių ir melžto pieno, vien iš rugegalių ir lauko aguonų, primelžto pieno suspaudėm sūrį, kurį norim įteikti mūsų garbiam kunigaikščiui. Puškoniečiai, kviečiam jūs. Valstiečiai iš Puškonio valsčiaus dėkoja už galimybę sudalyvauti ponų šventėj. Žemai lenkiamės kunigaikščiui ir jos svitai. Ačiū puškoniečiam. Prašom prie kunigaikščio kojų suplokė dovans. Galios bus galestings. Šiemet mokesčių nereikės mokėti. Žemės netoms. Vyrui karo gal neišvarios. Da vis būtų gerai tą karštą vyną gauti kokią, bet kokią čia iš. Gerai, ar dar yra svečių, kuriuo aš nepakviečiau ir kurie norėtų pasveikinti mūsų kunigaikštį, mūsų gerbiamą kunigaikštienę? Atvykom iš Vaškų amatų centrą. Taigi, audžiam, norim padovanoti šaudyklą. Turbūt jūs neturėt amatų centrą, ar turit, Saločiai? Tai va, linkim įsisteigti. Mes audžiam. Taip pat lipdam iš molę, regint kažkur yra, mes taip nepasiruošę, ir pinam ingaišką iš Beržo Vitelio. Labai senas amats, tai va. Ačiū. Ačiū Vaškam, už gernors, už visko. Manau, kad būsit pasamdytus į dvarą, laukiam kiaulės galv ir užputojusią pieną uzbons. Prie kunigaikščio Antaną apie alų negalim garsiai kalbėti. Sveiki, atvykom iš anos pusės mišką. Buvo vis kiaula, bet kadangi čia trichinėlas nuėdė. Alas, tai buvo irgi daugiau, bet mes, kaip kadangi labai gėdėjom, išgėrėm. Tai tokia yra problemėlė ir šiandien mes atvykom su ištaisyta klaida. Viduramžiais buvo tokia, pasvaliečiai priklausė, taigi, pradžiai. Aš labai atsiprašau, varžybos bus gėrimą
Ir prizas bus pasvaliečia, aš taip supratau. Kortom lošiu. Kortom lošiu. Aha. Čia vat vien su vėliavom kortų specialistų stovi. Gerai, dabar nebe tai. Žuvų gaudytojai, prašom vyrai. Pas to pono naginių meistros ryškiai buvo pagirios, kai naginis darė. Mes norėjom nuo žvejų įgulos, norėjom įteikti šviežius žuvis. Nes mušų nebėra, žuvis išgaudė dabar, tai mes tokia šviežesnis biškai. Kunigaikščius, eikit vyrai, jūs pirms nevalgykit, duokit pirm ošvinį atsikąsti, nes šitoks man atrodo biškai negero žuvis. Sugalvokim dabar tokį nedidelį norą, kad saločias nustotų lyti ir kad saulė išlystų. Ir tegul tie paukšteliai skrend pas dievulį ir pasaka to noro. Nu mes labai norim šiandien švęsti. Antaninės, saločias, antmušas, tiek daug gražių žmonių, tiek daug gražių veidų ir iš tikrųjų labai norėtus, kad viskas būtų gerai ir gražu. Iš tikrųjų taip ir yra, tik kad tas vėjas netoks jau bais. Gal kas norit išleisti, kas nebijat karvelių. Čia tie viduramžių vaikai niekad neragavę karvelienos, jie bijo paimti jį. Vaikai kiaulės galvas nelieskit, čia žinokit, jau kunigaikščiai. Galim ir du. Jūsų plojimai. Pats gražiausias viduramžių fejerverkai. Su mūsų norais, su mūsų palinkėjimais. Kad vis gyventumėm gražiai ir ilgai laimingai, kad nesirgtumėm, kad žemė duotų gerą derlių, kad mes būtumėm vis patenkintus vien kitas. Ir kad iškilės ir saulę išlystų. Jūs sakė, kad nesvietiškai norėtų ištekėti. Aš jau sakiau, kad šiandien visiems, kad iš tikrųjų iš to šventės bus galim parsinešti ne tik barankos skylą, ne tik karvelę plunksną, bet maž ir žmoną susirasti. Ar čia yra garbingų jaunikių, kurie norėtų pakovoti dėl mūsų jaunųjų kunigaikštyčių širdės? Ar čia yra dar kokių nors vyrų, stiprių, galingų, riterių ar pusiau riterių? Vieną iš to iš žmonos paimti. Jie turi? Ati ką tu čia atėjai, mes nuo kunigaikštytės kariaujam, klausyk, eik dabar, nukirsk savo žmoną galvo ir tada kovosim dėl tų dviejų, žiūrėk, galvus atnešė netgi. Čia ne žmona atnešė galvo, ne? Gerai, pabandam, matos. Sakė, da aurams norėtų irgi pakovoti. Gal kas norit pastovėti, ant jūsų galvos padėsim kopūstų, o jie jį sukapos. Nėra drąsių žmonių, ne? Nenorit niek? Dabar įsibėgėkit. Neblogai merginos, kaip jūs judėję. Matėt kokie gracijos, kaip užpakaliuks pasisukė, kaip raumens visų idėja graži, ne? Žmonas neturėtų būtų galim imti, bet tetė gali to žmoną užkapot. Klausykite, ar kur nors į vienuolyną išsiųsti. Aš nežinau, ar jums sakė, po tą bus salotų darymą konkursas, bet čia biški vėliau. Dar kaip? Ar patika publikai mūsų jaunieji riteriai? Nedrąsūs tokie. O kunigaikštystė patika, merginos, patika, kurį jomtumėt, vienai nepatika, vienai patika. Va tas patika, raudons, ne? Gražiai buvo. Gerai, neskubėkit, mergaičkos, klausykit, dar vis vakars, gerbus ponai,
klebonam tas negalioj, o šiaip veslykiai, žinokit, galit būti gražus, mandagus, kam nors galvo gražino kirskit, maž patiksit jaunosiam kunigaikštystėm. Tokia labai gera partija iš tikrųjų. Ačiū vyrai, buvo gerai, parduokit linkėjim žmonę. Tegu atein pavakarė, mes tokį ulis galvą ragausim. Gerai. Aš tikiuosi, kad šokėjam salotos netrukdės. Ir vėl šitą improvizuotą sceną noriu pakviesti mūsų šokėjais Festa Cortese. Aš sakysiu priesaikos žodžius, o jos pabaigoj jūs garsiai sakysit prisiekę. Gerai? Kasmet švęsti Antanines ant Mūšos kranto. Prisiekę. Atvykti iš toli ir arti. Prisiekę. Būti linksmais ir aktyviais. Prisiekę. Dalyvauti šventėje nuo pradžios iki galo. Prisiekę. Bendrauti su savais ir svetimais. Aplankyti amatnikų kaimelius ir parsivežti magaryčių. Atrasti laimę nešantį ženkliuką ir neliūdėti, jeigu nieko nelaimėsiu. Laikytis tvarkos ir prižiūrėti kitus. Rytoj būtent šventų mišių ir apžiūrėti Švento Antano atlaidus. Ir kožnas besąlygiškai laikyti šios priesaikos, jei norit patirti Antaninių ant Mūšos palaimą. O dabar, kad priesaika būtų užtvirtinta iki galo, aš noriu paprašyti riterio Donato ją užtvirtinti patrankos šūviais. Tai į Antaną. Jūsų plojimai. Antrasis šūvis už pačią geriausią, pačią gražiausią, pačią nuostabiausią ir jaukiausią pasaulio valstybę, už mūsų tėviškę Lietuvą. Jūsų plojimai. Ir trečias šūvis už Saločių kraštą, už Saločių žmonės, už Saločių miestą, kuris yra visiškai kitoks negu visi likę miestai, į kurį gera atvažiuoti.
Jūsų laivai. Geros visiems dienoms. Viskas dar tik prasideda. Ačiū Jums.